kartais žmogus susiduria su problemom, su sunkumais, su nežinomybe, su gyvenimo kryžkelėm ar panašiai ir jisai nežino, ką daryti. Ir vienas iš blogiausių tokių apsisprendimų būtų nieko nedaryti, vengti problemos, nespręsti problemos. Ir yra toks kaip ir dėsnis, jeigu mes nesprendžiame, tai problema ir neišsisprendžia. Aišku, gali būti ir tokių situacijų, kai kažkas kitas imasi iniciatyvos, bet tada mums pasiūlo kažką daryti, eina kažką kalbina, kažką tarėsi ir panašiai. Tai tuo atveju galbūt kitas gali ir paskatinti. Bet esmė kokia yra, jeigu kalbame apie konfliktinės situacijas ar apie kitas gyvenimo problematikas, tai visą laiką, kuo ilgiau nesprendžiame, tuo ilgiau būname toje būsenoje, kuri greičiausiai yra stresas, įtampa, kuri laikui bėgant po truputį atima energiją ir jėgas. Tai kad taip neatsitiktų, ką reikia daryti? Atsakymas paprastas. Kuo greičiau spręsti, kuo greičiau bandyti išspręsti arba kažką daryti, kad tos problemos nebūtų, kad išspręsti ją.